Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai papasakosiu apie pridėtinės vertės mokesčio prievoles, kai įmonės automobilis naudojamas darbuotojo privatiems poreikiams. Prekių teikimu už atlygį gali būti laikomas prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Laikoma, kad prekė buvo PVM mokėtojo suvartota privatiems poreikiams, jeigu jos pirkimo ir importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą ir ši prekė buvo perduodama kitam asmeniui neatlygintinai arba sunaudojama bet kokiu kitu būdu. Todėl tais atvejais, kai įmonės automobilis naudojamas ne tik įmonės veikloje, bet ir darbuotojo ar kito asmens asmeniniais tikslais, įmonei atsiranda PVM prievolių dėl automobilio ir ar degalų naudojimo privatiems poreikiams, jeigu automobilio ir arba degalų pirkimo PVM buvo įtrauktas į atskaitą. Prievolė apskaičiuoti PVM už prekes suvartotas privatiems poreikiams tenkinti atsiranda, kai prekės suvartojamos arba neatlygintinai perduodamos kitam asmeniui. Apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM dėl automobilio naudojimo privatiems poreikiams tenkinti, priklauso nuo pasirinkto pajamų natūra įvertinimo būdo. Taikant supaprastintą metodą, darbuotojo nauda, gauta naudojant įmonės automobilį, vertinama 0,75% automobilio tikrosios rinkos kainos, kai įmonė apmoka ir asmeniniais tikslais sunaudotų degalų sąnaudas arba 0,70% automobilio rinkos kainos, kai pajamų natūra davėjas degalų sąnaudų nedengia. Tikroji rinkos kaina tai galutinė kaina, kurią sumokėtų pirkėjas, jeigu sandoris būtų sudaromas tarp nepriklausomų asmenų. Siekiant suvienodinti gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir PVM apskaičiavimo principus, apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas pardavimo PVM dėl pačio automobilio, kurio pirkimo PVM atskaita buvo galima, naudojimo privatiems poreikiams yra lygi 0,70% automobilio tikrosios rinkos kainos. Per mėnesį suvartotų degalų apmokestinamoji vertė yra lygi 0,05% automobilio tikrosios rinkos kainos. Kitais atvejais, kai netaikomas supaprastintas pajamų natūra apskaičiavimo būdas, prievolė apskaičiuoti privatiems poreikiams tenkantį pardavimo PVM atsiranda už faktiškai patirtas išlaidas, kurios patiriamos suteikus nuosavybės teisės objektą naudotis. Panagrinėsiu dažniausiai pasitaikantį atvejį, kai pajamos natūra gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais vertinamos 0,75% automobilio tikrosios rinkos kainos. Jeigu automobilio pirkimo PVM atskaita buvo negalima, laikoma, kad privatūs poreikiai atsiranda tik dėl degalų sunaudojimo. Per mėnesį asmeniniams poreikiams sunaudotų degalų apmokestinamoji vertė sudarys 0,05% automobilio tikrosios rinkos kainos. Pavyzdžiui, automobilio rinkos vertė yra 20 000 eurų. Tai privatiems poreikiams sunaudotų degalų apmokestinamoji vertė būtų 10 eurų, o nuo jos apskaičiuota pardavimo PVM suma 2 eurai ir 10 centų. Analogiškos PVM apskaičiavimo prievolės PVM mokėtojai atsiranda ir dėl paties automobilio naudojimo privatiems poreikiams, jeigu jo pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Tokiu atveju laikoma, kad apmokestinamoji vertė, nuo kurios bus skaičiuojamas pardavimo PVM dėl automobilio naudojimo privatiems poreikiams yra 0,70% automobilio tikrosios rinkos kainos. Jeigu automobilio tikroji rinkos vertė yra 20 000 eurų, tai automobilio naudojimo privatiems poreikiams apmokestinamoji vertė būtų 140 eurų. Nuo jos apskaičiuota pardavimo PVM suma 29 eurai 40 centų. Apmokestinamoji vertė dėl degalų sunaudojimo privatiems poreikiams skaičiuojama analogiškai kaip ir prieš tai aptartų atvejų, kai automobilio pirkimo PVM atskaita buvo negalima. Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti įforminamas PVM sąskaitomis faktūromis, kuriuose turi būti nurodyti visi privalomi rekvizitai. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti tokie rekvizitai: išrašymo data,
serija ir numeris, prekių tiekėjo PVM mokėtojo kodas, prekių pavadinimas, prekių apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą apmokestinamoji vertė be PVM, PVM tarifas ir suma eurais bei nuoroda į PVM įstatymo 5 straipsnį. Privatiems poreikiams sunaudotų prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR060014 laukelyje, o apskaičiuota pardavimo PVM suma nurodoma 29 laukelyje. Išrašyta PVM sąskaita faktūra traukiama tik į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą į SAF sistemoje, nurodant mokesčio kodą PVM6. Atkreipiu dėmesį, kad siekiant mažinti administracinę naštą verslui 2024 m. kovo 19 d. priimtas VMI viršininko įsakymas, kuriuo nuo 2024 m. kovo 20 d. įsigaliojo supaprastinta tvarka dėl kuro suvartojimo privatiems poreikiams įforminimo ir deklaravimo. Pakeitimu numatyta, kad už darbuotojų asmeniniams poreikiams sunaudotą automobilių kurą gali būti išrašoma viena bendra PVM sąskaita faktūra už metus. Tokia PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais automobilių kuras buvo sunaudotas privatiems poreikiams tenkinti sausio mėnesio 10 dienos. Pavyzdžiui, už 2024 metais sunaudotą kurą bendra PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma iki 2025 metų sausio 10 dienos. Tokia sąskaita turės būti deklaruojama 2025 metų sausio mėnesio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje iki 2025 metų vasario 25 dienos. Svarbu paminėti, kad ši supaprastinta tvarka taikoma tik dėl kuro, bet ne dėl paties automobilio naudojimo privatiems poreikiams. Patį automobilį perdavus neatlygintinai naudotis kitam asmeniui, kaip už prekę suvartota privatiems poreikiams, įmonė turės kas mėnesį išrašyti savo PVM sąskaitą faktūrą, apskaičiuoti ir deklaruoti PVM. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Ačiū už dėmesį.